Gražia sporto švente tapusiame Vilniaus maratone bėgikai varžėsi ir dėl Seimo prizų. Greičiausiai 10 km distanciją įveikė Seimo kanceliarijos darbuotojas Marius Žiūkas. Į katedros aikštę sekmadienio rytą be kitų maratono dalyvių renkasi Seimo nariai ir Seimo kanceliarijos darbuotojai, Lietuvos savivaldybių tarybų nariai, ministerijų, savivaldybių ir ambasadų atstovai. Žadu įveikti kaip ir visi, kurie dalyvauja Seimo taurėje 10 km, nes tai yra būtent Seimo idėja, Seimo narių idėja, kad įtraukti į bėgimą daugiau politikų. Šiais metais yra praplėstas mūsų dalyvių ratas, mes pakvietėm ne tik tai savivaldybių tarybų narius, Seimo narius, užsienio reikalų ministeriją, kitų ministerijų darbuotojus, taip pat užsienio ambasadų darbuotojus. Ir labai džiaugiuosi, kad yra ir iš Britų, ir iš Čekų, 4 dalyvauja iš Lenkų ambasados. Tai kad dėl Seimo taurės šiemet bus įnirtingesnė kova. O taip nuotaika yra gera, šiandien oras puikus, nelyja, nelabai karšta yra svarbiausia. Tai kad aš manau, kad tai yra didelė graži šventė Vilniui, Vilniečiam ir mylėtojams bėgimo, reikia džiaugtis. Aš pats šiek tiek kartais bėgioju, laisvalaikiu, ypač vasarą, ypač kai gražus oras, tikrai nevengiu prabėgti, kartais ir 10, kartais ir daugiau negu 10 km. Todėl, Seimo distancija, tą pasirinktą 10 km tikiuosi šiandien įveikti. Yra nebejotinai susijęs dalykas sportas, gera savijauta, energija. Tai be geros savijautos ir energijos, tai jokie darbai, net ir Seimo nario, jie tikrai vyks sunkiau, lėčiau ir žmogus bus pavargęs, o jeigu tu sportuoji, jeigu stengiasi organizmo būseną palaikyti tokią, vadinkim, įtemptą, tai tikrai nuo to bus geriau visiems. Jeigu kalbėsiu tik tai, ką mes sportuojam ir Seimo nariai, tai gali žiūrovams susidaryti įspūdis, kad daugiau nieko nedarom, kad tik sportuojam. Tai kitą savaitę Lietuvos Seimo komanda išvyksta, sportininkų komanda išvykstam į Maskvą dalyvauti tarp parlamentinėse žaidynėse ir ten bus futbolas, tenisas, stalo tenisas, badmintonas, šachmatai. Tai šitas šakas puikiai kultivuojam. Šį savaitgalį Jūrmaloj vyko Baltijos šalių parlamentarų krepšinio turnyras, tai ir krepšinį kultivuojam, yra kas žaidžia golfą, yra daug kitų sporto šakų. 3, 2, 1, plojimai ir mes čia visi dabar linksminsimės, bėgiosime. Dėl Seimo įsteigtų prizų varžėsi 24 bėgikai. Greičiausiai 10 km distanciją įveikė Seimo kanceliarijos darbuotojas Marius Žiūkas. Finansų departamente, taigi gana sėdimą darbą dirbantis jaunas vyras teigia, laiko pasportuoti randantis laisvalaikiu. Tiesą pasakius, tikėjausi nugalėti, bet džiaugiuosi, visada smagu nugalėti bet kokioje rungtyje. Tai džiaugiuosi ne tik tai, kad pavyko Seimo taurėje pirmą vietą užimti, bet ir 10 km bendroji įskaitoje antrą. Tai smagu, žinoma, po darbo galima treniruotis. Dar daug laiko lieka po darbo, tai po darbo treniruojasi. Ar gal sportuojate nuo vaikystės? Taip, nuo 11 metų treniruojuosi ir pradėjęs dirbti nemečiau sporto ir toliau tiesiog. Ko palinkėtumėte Seimo nariams, Tomas Venskūnas, praėjusių metų bėgimo nugalėtojas. Manau, ne tik tai Seimo nariams ir Seimo kanceliarijos darbuotojams, bet visiems žmonėms sveika sportuoti. Nebūtinai bėgimą galima rinktis kiekvienam pagal savo norą ir įdomumą ir linkiu sveikai gyventi. Antrasis finišavo Jungtinės karalystės ambasados atstovas Denis Francis Kerr, trečiasis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys Albertas Lakštauskas. Finišo liniją sėkmingai kirto Seimo nariai Paulius Saudargas, Algirdas Sysas bei visi kiti Seimo bėgimo dalyviai. Šį kartą klostėsi kai visat. Kai išbėgi galvoji, kam tu šitą pradedi daryti. Bet iš lėto, tikrai šiandien buvo didelė šventė. Nes ko gero pats didžiausias maratonas, kuris buvo Vilniui, labai daug žmonių, ir dar kas labai šaunu, kad nedažnai Vilniaus gatvėse yra palaikymas. Tai yra buvo kai kuriuose vietose stovėjo daug žmonių ir jie ragino,
Tai čia irgi bėgikams suteikia papildomos energijos. Tai aš manau, kad renginys labai pavykęs. Atvykusieji į Vilniaus maratoną gali apsilankyti ir katedros aikštėje įsikūrusioje Seimo palapinėje, kurioje Seimo Europos informacijos biuro darbuotojai dalyja informacinę medžiagą apie Seimą ir Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, organizuoja žinių viktoriną, taip pat pristato Seimo veiklą bei parlamentinį pirmininkavimo ES tarybai matmenį. Atrodo, masiškiausias šiais metais buvo bėgimas ne tik bendras maratono, bet ir mūsų Seimo tauriai laimėti. Jeigu praeitais metais buvo mažiau negu 10, šiais metais turėjom 30 bėgikų. Ir tai labai džiugu, kad tokią gražią dieną. Be to visas pusmetis mes pirmininkaujame Europos tarybai ir matyti ir tai paskatino ir ambasadų, ir Seimo darbuotojus. Džiugu, kad pirmą vietą užėmė mūsų darbuotojas, olimpiado dalyvis Marius Žiūkas. O man tai lieka tik pavydėti, kad tiek gražaus jaunimo, daug dalyvių ir tokia graži šventė. Kaip skelbiama, jubiliejinis 10-asis Vilniaus maratonas prasidėjo rekordu. Prie starto linijos stojo apie 10 000 dalyvių. Beje, startavo būrys užsieniečių daugiau kaip iš 30 pasaulio šalių. Tiek bėgikų esą vienoje vietoje iki šiol Lietuvoje nėra buvę nei vienoje bėgimo šventėje.